Labas vakaras. Šiandien pas mus atviroj studijai svečias Bronislavas Liutkus, buvęs Jonavos rajono meras, Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos narys, Jonavos tarybos narys ir kontrolės komiteto pirmininkas dabartinės tarybos. Labas vakaras. Labas vakaras. Mano būtų pirmas klausimas. Jūs esat žeimiškis. Jonavos rajone Žeimiuose jūs gimėt ir dabar ir gyvenat iki šiol. Ir jūsų visa šeima yra iš Žeimių. Taip? Jūsų tėvai, jie čia atvyko iš kažkur tai ar taip pat žeimiškiai? Irgi sukasi tiek mamos tėviškė, tiek tėvuko apie Žeimius. Ten buvo tuo metu vienkiemiai, Žeimių vienkiemis, Krypčių kaimas. Faktiškai giminė visa, kiek aš esu išklausinėjęs savo tėvų, tai yra vietiniai, niekur neatsikėlė, visą laiką gyvenę Žeimiuose arba netoli Žeimių miestelio. Jūs taip pat ir mokėtės Žeimiuose, baigėt vidurinę Žeimiuose? Taip. Ir paskui, aš žinau, kad jūs aktyviai sportavot. Kur jums teko sportuoti? Ar Žeimiuose, ar jums teko važinėti į Jonavą treniruotis? Na, tas aktyvus sportavimas, nežinau kaip įvardinti, tiesiog mėgau sportuoti. Jis buvo daugiau mėgėjiško pobūdžio, nes tai, kur didžiausią dėmesį praleidau sporte, tai neturėjau aš nei trenerių nieko, tiesiog susirinkdavau grupę vaikinų ir ilgai vakarais žaisdavom futbolą, žiemą krepšinį, paprasčiausiai tinklinį dar, o treneriai, kurie jau treniravo, tai buvo vienintelė sporto šaka, tiesiog lankiau boksą Jonavoje. Tuo metu pradėjęs trenerių dirbti buvo Česlavas Arlauskas, tai pas jį iki baigimo vidurinės mokyklos ir lankiau treniruotės. Dabar jūs, kada baigėt mokyklą, jūs stojate į Žemės ūkio akademiją į fakultetą energetikos. Kodėl jūs pasirinkot tokią, būtent šitą specialybę? Ar jums patarė tėvai, ar jūs pats pasirinkot? Elektrifikacijos fakultetą pasirinkau suprasdamas, kad tai šiek tiek platesnio profilio yra, nes jame tiek mechaninė dalis praeinama, tiek naujesnė, tokia mažiau tuo metu žinoma, elektrotechninė dalis ir faktiškai tas dalykas, kai procesas vyksta, kurio tu nematai, jis kažkiek tai domina, norisi jį pažinti. Jeigu mechanikoje matai, krumpliaračiai sukasi, velenai sukasi ir supranti, kame reikalas, tai elektrotechnikoje yra tam tikrų paslapčių, kurias reikia įsisavinti ir galbūt tai mane sudomino ir būtent pasirinkau tokią specialybę. O paskui jūs sukūrėt šeimą, žmona jūsų taip pat vietinė Žeimių? Taip pat netoli nuo Žeimių gimusi, tėviškė Žeimių geležinkelio stotyje. Jūs turite 2 vaikus, 2 sūnus, jau jie suaugę. Kokį pasirinko jie kelią specialybės? Ar jie taip pat gyvena Žeimiuose, ar išvažiavo? Šiuo metu dar gyvena abu Žeimiuose. Taip pat pasirinko inžinerinės pakraipos savo specialybę. Baigė Kauno technologijos universitetą. Vienas pasirinko informatikos inžinerijos studijas ir baigęs, ir magistratūrą baigęs, kitas ir pasirinkęs kelių transporto priemonių inžineriją. Irgi jau baigęs studijas, abu dirba. Kada jūs susidomėjot politiką? Jau kada buvot brandaus amžiaus, ar dar būdamas jaunas, jūs kur nors dalyvavot tokiuose, kodėl jūs tapot politikų, tapot meru? Politika gal susidomėjau visai netikėtai apie 95 metus, kai buvo įkurtas Jonavoje valstiečių partijos skyrius. Ten buvo susirinkę branduolys labai tokių žmonių, sakyčiau, gerai žinomų, mąstančių žmonių ir tiesiog, noras bendrauti su patyrusiais žmonėmis, tuo metu dar man būnant jaunam, įtraukė į tą politinį veiksmą, nors iki tol tai faktiškai apie kažkokį dalyvavimą politikoje net nepagalvojau ir tuo metu mūsų tas
tie pasišnekėjimai tam tikri, tai buvo gal daugiau ir susiję su ūkiniais klausimais negu su politiniais. Bet pamažu trauka buvo poreikis iš partijos pusės, na ir tapau politiku. Jūs dar prieš privatizaciją, prieš nepriklausomybę, jūs tapot kolūkio pirmininko pavaduotoju. Po to prasidėjo privatizacija. Sakykit, prašau, kaip jums, tų kolūkių išardymas ten ir taip toliau, ir čia yra visokiausių nuomonių. Labai kritiškai kai kas atsiliepia. Kaip iš jūsų pozicijos, jūs buvo vienas iš vadovų kolūkio, kaip jūsų nuomonė, ar tai buvo ta privatizacija, ar jinai tikrai buvo taip, tokia reikalinga, ar tai galima buvo pasielgti kitaip? Na, galiu pasakyti, reiškia, kai buvo likviduojamas kolūkis, tai faktiškai buvo paskirti 3 asmenys, vadovas, pavaduotojas ir finansininkas, kuris turėjo tai atlikti, pereiti iš kolektyvinio darbo į privatų darbą. Nuomonės mano, kadangi aš buvau žymiai jaunesnis už tuo metu kolūkio pirmininko Vaclovo Lapės amžinatilsį, nebuvo vieningos, nesutapo, tačiau įsiklausiau į labiau patirtį turinčio žmogaus nuomonę, nes mano manimu perėjimas turėjo būti švelnesnis, lankstesnis, kad tie kolektyvai, kurie nori toliau dirbti, kad jie turi išlikti, nebūtinai suskaldyti į visai mažus gabaliukus. Na, tuo metu vadovo buvo ir mintis, gerai, iki šiandien prisimenu, sakydavo, kiekvienas procesas ardymo yra skausmingas, sako, tai tas pats, kaip šuniui kirpti uodegą. Jeigu mes kirpsim po gabaliuką, tai jam daug sykių skaudės, geriau vieną kartą ir didelį nukirpti dalį uodegos ir tai pamiršti. Tai faktiškai po jo tokių palyginimų, kadangi patirties nebuvo vis dėlto, kaip privati struktūra gali veikti, na taip gan demokratiškai, sakyčiau, argumentuotai pirmininkas pristatė ją ir teko sutikti su patyrusio žmogaus nuomonė, kad vis dėlto nereikia tempti gumos, o reikia iš karto privatizuoti. Bet prie savo nuomonės aš ir po to laikotarpio privatizavimo vis dėlto išlieku ir matau pavyzdžius, kad ten žmonės, kur liko kolektyvuose, jeigu vadovavo kolektyvams patyrę vadovai, jie ir tapo stipresni ir galintys daugiau padėti vieni kitiems, negu kad individualiai pasirinkę ūkininko kelią ar kažkokį kitą darbą žmonės. Jūs dabar palikot mero postą ir Daugelio rajono gyventojų įdomu, kur jūs dabar dirbat arba jūs kažkur tai planuojat dirbti. Jūs turite specialybę, su kuria, aišku, neprapulsit ir darbo visuomet turėsit, arba ir pats savo sukursit darbo vietą, tai nėra labai sunku, bet vis tik papasakokit, kokie jūsų planai. Na, šiai dienai tai aš dar niekur nedirbu, šiaip mėginau ieškotis darbo ir įvairiose struktūrose, tai vienas kryptis buvo tai pagal specialybę kaip inžinierius elektrikas, antra kryptis kaip turintis nemažą patyrimą, sukaupęs nemažą patyrimą kaip vadovas, reiškia arba tai vadovauti kolektyvui, arba dirbti pagal specialybę. Na, nepasakysiu, kad kažkas visada laukia tų, kurie neturi darbo ir ištiestom rankom priiminėja. Esu teikęs ir įvairius pasiūlymus tiems savininkams įmonių, kur ketinau dirbti dėl darbų pagerinimo, tačiau jokios nuomonės nesu išgirdęs faktiškai. Na, jeigu kažkas įvardina, kad politikoje dirbantys žmonės, tai jie nekonkretus yra kažkokie, neduoda tikslaus atsakymo, na, tai pasižiūrėjau, verslo struktūrose taip pat dirba, pasirodo nekonkretus žmonės, nes jeigu konkretus, tai jis pasakytų, kad taip, aš jau pergalvojau,
ir mane netenkina, pavyzdžiui, tavo galimybė dirbti pas mane. Arba pasikviečia pokalbį ir priima į darbą. Tai vat, šiaip tai labai daug tokių atvejų esu patyręs, o aplamai tai, kaip ir minėjau, toliau dabar lankau kursus, nes dirbti pagal specialybę tai reikia turėti atestatus, norint dirbti tam, kad aš juos išsilaikyčiau, turėčiau. Tai vienas variantas, sakyčiau, kai mažiausiai priklausai nuo ko nors. Na, o kitas variantas, aišku, jeigu bus kur nors skelbiami konkursai, galimybę sudalyvauti dar išbandyčiau. Aišku, dabar pas mus tokią nuomonę apie tai, kad vis tik mūsų savivaldybėse. Aišku, į Seimą, kada mes renkam partiečius į Seimą, ten yra politika. Kad pas mus vis tik savivaldybė tai yra daugiau tokia ūkinė veikla. Ir mero taip pat, ten, politikavimo ten nereikia, taip žmonės skaito. Susidūriau vieną kartą, tai ar tai yra politika, ar tai kas tai yra, sakykime, buvo ataskaita direktoriaus, tuo metu direktoriaus Krugliakovo, jisai atsiskaitinėjo dėl lėšų skirstymo ten ir dėl remonto mokyklos, be sutarties, žodžiu, buvo atlikti darbai, reikėjo tos darbus apmokėti, aišku, ir tarybos nariai balsavo, tačiau opozicinė partija balsavo prieš. Nors jau kitą posėdį ten po 2 savaičių ten ar po kiek buvo, jau prabalsavo visi, kadangi nėra kur dėtis, vis tiek reikia. Tai čia yra opozicijos, ar tai yra žaidimas, kad tai yra politika, ar tai yra noras, juk tai ne politika, kas tai yra, kaip tai galima paaiškinti, tokius veiksmus tarybos narių? Na, patyrę politikai iš paprastų ūkinių veiksmų sugeba irgi daryti politiką, ypač matyt tas laikotarpis, kuriuos įvardinot, buvo galbūt ir priešrinkiminis. Tai tokiam laikotarpį ypač ieškama galimybių, kaip iš ūkinius pozicijos galima surinkti kažkiek tai balų iš rinkėjų daugiau. Ir atitinkamai, aš nežinau tos konkrečios situacijos, bet reiškia matyt pasinaudoti tą situaciją ir balsuoti taip, kad kažkokiai daliai gyventojų būtum įtikęs. Kad matytųsi, kad tu kovoji su kažkuo tai ir kad tu esi politikas, taip? Dabar jūs man paaiškinkit, kaip mūsų rajonas gauna lėšas aplamai iš biudžeto. Na, aš suprantu, ten patvirtina Seimas, metinis biudžetas ir taip toliau, tačiau kiekvienas rajonas gauna skirtingai. Nuo ko tai priklauso? Ar tai nuo žmonių skaičiaus, ar tai nuo įmonių, ar tai nuo pajamų, kokia apyvarta pas mūsų rajone vyksta, kas sudaro mūsų biudžetą, rajono biudžetą? Šiaip tai pagrindė tai vis vien skaičiuojama yra gyventojų skaičius, teritorija savivaldybės, kelių ilgiai, socialiai remtinų gyventojų skaičius. Na, rodiklių ten yra tokių apie 20, kurie yra kaip išlyginamieji tarp savivaldybių. Ir tas biudžetas jau prieš pateikiant Seimui tvirtinti, jau būna su tais rodikliais visais įvertintas. Ir faktiškai, kažkokių esminių pakeitimų, kai sudaromas biudžetas, nebūna, nes dabar ir investicinės lėšos jau eina ne kartu su biudžetu, o po biudžeto tvirtinimu. Anksčiau dar šiek tiek iškraipydavo biudžeto tą situaciją, gaunamos investicijos, skaitosi nacionalinės svarbos objektams finansuoti. Tai dabar jau faktiškai, sakykime, tai yra kažkokia formulė, pagal kurią gali kiekvienai savivaldybei skirti biudžetą ir tai jau nėra jokio korupcijos varianto tam atsirasti, nes tai yra viskas sudėliota pagal tam tikrus skaičiukus, tam tikrus paskaičiavimus.